Prieikite ir pasakykite, ką norite pasakyti mums, Seimui ar Lietuvos Respublikos prezidentui. Brangus tautiečiai, mano vardas Remigijus, aš iš Panevėžio. Žinot, kai matau tos vaizdus, kas vyksta Rūdininkų poligone, dabar Kapčiamiesty, kokie vyksta skerdimai, aš prisiminiau vieną filmą, kurį vaikystėje mačiau. Lietuvišką filmą, ten buvo karo metai ir buvo toks vaizdas. Miškas, pušis ir staiga atskrenda sprogmuo ir trenkia tą pušį ir perlūžta pusiau. Iš jos pradeda tikėti sakai. Ir man tai pasirodo kaip kraujas. Nes ąžuolai, pušis, klevai, uosiai, tai yra mūsų žalieji broliai ir sesės. Jie dabar yra skerdžiami. Didžiausias retūras, 100 metrus sudėtas ir pasiruošta išvežti užsieniečiams. Žinot, yra gera iniciatyva iš Gerbiamo Gintauto ir iš kitų, kurie rūpinasi iš gėrininkų, kad atvažiuoti Kapčiamiestį visai Lietuvai, apjuosti rankomis ir sukviesti viso pasaulio žurnalistus iš visų šios žiniasklaidų, jeigu visi mato, ką nori tyliai padaryti, slaptai va šitie tėvynės išdavikai, kurie balsavo naikinimą režimo. Visoms pranešti, kai gal atvažiuoja, pamato, praneša visiems, ką jie nori padaryti, kaip jie elgiasi su mūsų tauta, su visais mūsų palikimai. Ir žinot, dar yra mano, žiūrėt, tokia kaip iniciatyva, aš manau, kad iš aukščiausioje, kas darosi su socialinė erdvė. Mes negalim dalytis tiesa, nei Facebook'uose, ateina kažkokie tai vadinami fact-checkeriai, jie nėra nieko įgalioti. Jie nusprendžia, kas yra tiesa, kas netiesa. Jeigu mes darinamės, kas Lietuvoje darosi blogai, ką valdžia daro, kas blogybės. Jie blokuoja, jie trina, jie duoda įdėti video, aš bandžiau įdėti nesenai video ir neleidžia. Žinot, yra toks pasiūlymas. Mes lietuviai kūrybingi esame, protingi. Žinote, atėjo laikas sukurti savo socialinį tinklą, kuris vadintųsi, pavyzdžiui, ąžuolas. Ir dėti jį, būtent mes patys kaip vadovai, administratoriai ir nieko negalėtų padaryti. Mes darytumėm visko, kas vyksta, visais dalykais, visa tiesa, kas darosi Lietuvoje. Žmogui bloga. Padėti vienas kitam. Žmogui bloga. Skleisti, rodyti grožį, kokia graži mūsų Lietuva ir visas kitas naujienas, ką daro Seimas, iš tikrųjų, kaip jie tarnauja ir netarnauja žmonėms. Saugas. Mes tai galim padaryti, jeigu iki to daėjo. Ir dar vienas toks dalykas. Kažkas tai ir iš valdžios nori, kad mes pasiūstumėm blogai, būdami lietuviais. Man buvo didelis iššūkis užsidėti vėliavą, apsiausti. Nes man šiandien buvo troškimas. Bet buvo ta baimė. Ką pasakys, kaip tu drįstų, tai pavadins nacionalistų ir panašiai. O po to atėjo toks lūžis, sakau, aš lietuvis esu. Aš neturiu ko gėdytis. Ir mes neturim ko gėdytis. Ir labai liūdna, kad pas mus dabar yra daugiau svetimų vėliavų kabų negu lietuviško. Tai žinot, yra tokia šalių iniciatyva. Šią vasarą, sakykime, savaitę. Padarykim tokį lietuviškos vėliavos festivalį, tokią šventę. Visą savaitę nebijokim iškelti lietuviškų vėliavų, vaikščioti po miestą, vakarai susitikti, dainuoti lietuviškas dainas, poetų mūsų
žymų rašytojų eiles. Jau iškvietė. Ir mes galim tai padaryti ir būtum orus tikrai lietuviai. Ir pabaigoje, kągi, te laimina aukščiausias Lietuvą. Ačiū labai. Čia prie manęs priejo ir kad žmogui bloga pasidarė, tai jeigu galite iškvieskit greitąją pagalbą.